Davai, jeigu tu neatsakai, aš tau tokį. Davai, gali paduoti tą. Sveiki, aš Deividas Šešplaukis. Sveiki, esu Deividas Šešplaukis. Aš esu Gustas Balitavičius ir čia yra Fašviuliai quiz. Followinkit mūsų Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, jo ir dar kur kitur galite visur. Jau! Nori aš tau pradžiai, aš kvizą užduosiu. Tai užduosiu? Iš Gustą gale. Na, davai. Kada pirmą kartą paminėt Gustą gale vardą? Ką, žinau, seniai. Seniai, žinau. 1-9. Ne. Ne, 1-5. Ne. Jau šaudai pro šalį. 1500 kažkėlį. O. Tu sakau 1-5 kažkėlį. Sakai 1-1, 1-9, 1-1. Ne, paskui. Nu davai, nuspėk. 1-5. 1-5, kokiais 25. Ne, 1-5-8-4. Pirmą kartą Gustą gale vardas paminėti. Pasiskaityti. Nieką nesiskaičiau, viską žinojau. Viskas yra čia. Kiek gyventojai gyven Gustą gale? 227. Dabar va? Nu tai be tavęs 226 bus. Ne, bet pala, kokiais metais čia buvo? 223 duomenim suvestinė. Yra 227, bet be šeškės bus 226. Prieaugis, kai šeškė išvažiavo prieaugis, nes dabar atsikrausta žmonės. Žinosi šitą tikrai. Koks yra akmuo pačiamus garsus Gustą gale? Daug akmenų yra. Ne, garsus toks. Yra vienas, žinau, Nu, koks? bet nežinau pavadinimą. Velnė krėslą nežinai? Nežinai velnė krėslą? Toks jausmas aš iš Gustą gale. Na tai gerai, būk iš Gustą gale. Ten tik mano močiutė gyvena, suprantu, aš ten nesidomiu istoriją. Gustą galis geriausia pirtis, žinok, pašeškį. Geriausias vantas. Šeškį atsinešė vėl savo tuos kaštonus. Parodyk į kamerą kaštonus. Parodyk. Prakaituoju seniai, man čia prie tavęs kažkaip slūko ir to rokai lengviau buvo. Panika? Aš pas irgi atsinešiau. Nu, ventylė. O, ventylis. Irgi. Kuris Lietuvos futbolo FIFA legendų mače rungtynėvęs lietuvis 1988 metais tapo olimpiniu čempionu? Jankauskas Edgaras. Oi, ne? Gali pakartoti klausimą? Olimpiniu čempionu? Kuris Lietuvos futbolo ir FIFA legendų mače Narbekovas. Kaštonai laimi. Bet čia 1-0 seniai. Man jau panika. Prieš kokią komandą rungtyniavo Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė, kurioje debiutavo Algis Jankauskas? Estija. Bum. Bet būtum šaudęs pro šalį. Tau tokį lengvesnį, kad tau lengviau atsakyti. Čia lengvas buvo? Tai jau aišku. Kuris Lietuvoje rungtyniavęs kroatas 6 kartus yra tapęs Lietuvos čempionu bei po 4 kartus iškovojo LFF taurę tiek LFF taurę? Semir? Kas? Kroatas? Šveliuga. Nu čia jau 1-1. Vienu metu jaučiu. Nežinau kaip teisėjai sugalvoja. Kokiu Lietuvai sūriu garsėta šiai? Džiugas. Ne tokį. Džiugas. Džiugo sūriu. Neteisingai atsakei, džiugo sūriu. Tu čia lituanistų nori būti? Iš Pakruojo lituanistas atvažiavo. Koks stadionas yra FC Bayern München namai? Allianz Arena. Net būčiau pro šalį šaudęs visą laiką. Jo? Nežinau tikrai? Kurioje šalyje savo legionieriaus karjerą pradėjo Daniel Romanovskis? Kroatija. Slovakija. Serbija. Ai! Daniuša. Sorry, Dani. Kiek kartų Lietuvos moterų futbolo čempionė yra tapusi Dovilė Galevičiūtė? 9. 14. 10. 11. 10? Labai daug iš tikrųjų. Kaip pagalvoji, Dovilį kiek, koks 2-8, 2-6 tame tarpe. 10 kartų jau tapo. Kada buvo įkurta futbolo akademija Šiauliai? 2-7. Noriu sakyti 9-4, bet... 9-4? Oi, tai čia Napoleonas buvo įkurtas. Kas yra Šiaulių moterų futbolo komandos bendra kapitonas? Algimantė, nežinau pavardės, Jankutytė kažkaip. Nu bet Algytė. Algimantė Mikutytė.
Algimantė, kokia pavardė? Mikutaitė. 5-5, bet jau reikia traukti iš to. Kiek yra? Buvo 5-3. 5-5? Buvo 5-3. Tai duoda, aš irgi tau biškai. Kuris šiuo metu Šiauliuose rungtyniaujantis futbolininkas 2018 metais tapo elitinės įmonės 17 metų. Šešplaukis. Vicevičius. Davidaitis. Micas, nežaidė taip pat. Neiksas. Prašau. Davidaitis. Dabar. Neymar Junior. Bet dabar negali pasakyti jam. Ne, tai laimėtojas. Bet dabar... Palauk, kas jis toks nugalėtojas tapo? Finalo dalyvis. Aš prisimenu, man atrodo, su Deividu žaidžiau 3 vietą buvom elitiniai. U17 lyg tai paėmė. Debitavo elitiniai. Dabar ramiau biškai. Pagalvokim. Jo. Mastam. Taip staigiai ne. Aš mastau, žinau, kad aš daug mastau apie gyvenimą. Apie viską. Šalies čempionais tapę Šiaulių miesto futbolo klubai yra Elnes, statybininkas Toras. Kareda. Būčiau tą patį sakęs, bet tu nesakai palaukti reikia. Nu jo, bet aš jau taip mintyse jau turėjau tą atsakymą. Čia žinau, kad... Viskas gerai, seniai, tu šau. Šausiai staigiai. Kuris futbolininkas yra rezultatyviausias visų laikų Brazilijos rinktinės futbolininkas? Neymar. Nepelė. Kuri šalis buvo 2010 metų pasaulio futbolo čempionato šeimininkas? Rusija. Žiūrėk, tu žinai ar ne? Ne, tikrai nežinau. Rimtai nežinau, galiu spėliuoti, bet aš neatsiminsiu. Nu, tegu pabando spėliuoti, aš žinau, bet tegu pabando. Kas? Duosiu dar 2 kartus jam pabandyti. Pala, tai spėjau Rusija, ne? South Africa. Žinai, dėl ko pagalvojau? Nes voka mintyse. Aš atsiminsiu šeškiai. Jeigu nieks neatsimins, bet aš va, atsiminsiu. atsimink šitą, aš tau daviau, žiūrėk, ir tu finalę dar žaisi. Ne, nu bet tu gražiai čia iš tikrųjų davai, gražiai. Aš tau pasakysiu, aš tau su Kareda tai irgi atidau. Ant streso nedavau pasakyti. Kiek reikia paskutinės? Rimtai paskutinės? O, iki 2 persvaras čia dabar. Tai nebėra, kad iki 1. Kelintais metais Rokas Vegetas debiutavo aukščiausiame šalies 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20. 21. 2.2, 2.3. Pala. Aukščiausiame šalies 14, 15. Tai sakiau 15 patį pirmą, ne? Ai, Ar rimtai? Bet tai ir Šeškė debiutavo 15. Tai jūs kartu debiutavo? Na, realybė ir Nu, ten sunkiausiais laikais. Koks Lietuvos klubas yra laikomas seniausiu? Žalgiris. Sūduva, Banga. Bet čia jau šaudai belekur. Aš jį pagalvojau. Ai, Kybartų sveikata. Čia yra gerbiama trenerio Audriaus Paškevičiaus. Šitą žinai, kada būčiau atsakęs, kokį prieš 3 metus. Nes su Kybartų sveikatą žaidėm tauriai. Rimtai? Nu ir va tada sužinojau, kad seniausias klubas. Nu, aš žinau dėl to, nes treneris dažnai įkelia postus iš Kybartų, o kaip tik ką tik stadionas Kiek ten susitvarkė. 100 viršą, ne, jam metų, ar ne? 100-metis klubas, 100-metis, man atrodo. Jo, žinai. Bet tai žiūrėk, Šeškė, tu man čia davėjai realiai tą Na pergalę. tai viskas. Su šituo. Aš žinau, kad atsinešiu tavo nuotrauką, pasidarysiu tavo nuotrauką finale ir sėdėsiu su tavo nuotrauka. Nes, nu... Bet tai palauk, būtų buvę Ne, tai būtų buvę... 7-6, tai vis tiek būtų iki 2 persvaros buvę. Tai jau, bet dar vieną, žinai, man jau psichologiškai lengviau. Bet tai visus 3 iš eilės atsakiau, tai realiai tada būtum gavęs dar ant emocijos, įsivaizduok, tu pirmauji ir dar gauni. Skaudžiau, bet... Žymiai skaudžiau. Kaip ten Žymiai skaudžiau. Duok tą kamuoliuką. Čia tau ką pralošiai. Ne, valadėt. Kaštonus gali pasilikti. Davai. Aš vientilį irgi pasiliksiu. O, man dar reikia linkėjimus perduoti, aš buvau pasiruošęs. Noriu perduoti linkėjimus Bleidui, Liochai, Tetušiui ir Jonkiai. Adrytai, aišku. Ačiū, kad tikėjot, esu finale. Važiuojam. Ir ačiū Šeškiai, bet to. Ačiū Mantui, ačiū Daniai. Rokė, ne, paukščiai. Ne, tai aš jau nenugalėjau, tu čia nugalėjai juos, o žinai. Savo priešininkam, paržom, padėkojau vis tiek. Ir mano tą nuotrauką nepasidarysi. Prižadu, pasidarysiu tavo nuotrauką į finalą. Tu man atsiūsi kokią gražesnę ir aš sėdėsiu su tavo nuotrauką. Pirti kaip tik varau į uostą. Rimtai? Na. Susitiksim pirty tada. Sekantis kadras iš pirties. Čia kur žiūrėjom ką tik.
Kur žeka vaikšto. Čia, davai. Davai. Sėkmės finale, nu, laimingai tau.